Draugai, ši istorija yra iš šiandienos, ji yra ir nuostabi, ir įdomi. Draugai, ši žinia greitai išplito socialiniuose tinkluose ir tapo žmonių susidomėjimo centru, nes joje yra unikalus pilietybės, įstatymų ir neįprasto incidento derinys. Pasak naujienų, Saudi Airlines lėktuvas skrido į New Yorką, kai skrydžio metu lėktuve gimė kūdikis. Ši akimirka buvo ne tik emocinga mamai ir šeimai, bet ir labai įdomi teisiniu požiūriu. Buvo pranešta, kad kūdikiai gimus lėktuvas skrido Airijos ir Anglijos oro erdvėje. Pagal tarptautinę teisę ir kai kurių šalių pilietybės principus, jei vaikas gimsta šalies oro erdvėje, tam tikromis aplinkybėmis jis gali gauti tos šalies pilietybę. Tuo remiantis, socialiniuose tinkluose buvo teigiama, kad tiek Airija, tiek Anglija suteikė savo pilietybę šiam naujagimiui. Šis incidentas dar kartą atgaivino diskusijas apie oro erdvę, pilietybės įstatymus ir tarptautinę teisę visame pasaulyje, nes žmonės paprastai nežino šių sudėtingų įstatymų. Kita naujienų pusė buvo ta, kad lėktuvui pasiekus New Yorką ir lėktuvui nusileidus Jungtinėse valstijose, vaikas ten buvo oficialiai užregistruotas. Pagal Amerikos įstatymus, jei vaikas gimsta Amerikos žemėje, jis įgyja Amerikos pilietybę gimimo metu. Tai vadinama gimimo teise. Nors vaikas gimė ore, visi teisiniai jo gimimo įrašai buvo užpildyti atvykus į Jungtinės valstijas. Dėl šios priežasties socialiniuose tinkluose taip pat buvo platinama, kad vaikas įgijo ir Amerikos pilietybę. Ši žinia nustebino žmones, nes apie tą patį vaiką buvo teigiama, kad jis vienu metu įgijo 3 skirtingų šalių pilietybę. Kai kurie vartotojai tai pavadino sėkme, o kiti teisiškai neįmanoma arba perdėta naujiena. Štai kodėl ši naujiena sukėlė diskusijas, smalsumą ir klausimus. Trečioje pastraipoje pateikiamos ekspertų ir analitikų nuomonės, kurios pataria į šią naujieną žiūrėti atsargiai. Pagal tarptautinę teisę kiekviena šalis taiko skirtingas pilietybės taisyklės, o gimimas oro erdvėje ne visada automatiškai suteikia pilietybę. Airijoje ir Anglijoje pilietybės įstatymai yra ypač griežti ir paprastai nesuteikia pilietybės vien gimdant oro erdvėje, nebent tėvai atitinka pilietybės ar gyvenamosios vietos reikalavimus. Panašiai ir Jungtinėse valstijose tokie atvejai yra kruopščiai teisiškai nagrinėjami. Todėl anot ekspertų gali būti, kad socialinėje žiniasklaidoje pasirodžiusios naujienos buvo perdėtos. Tačiau šis incidentas neabejotinai išryškino svarbų dalyką apie tai, kokios sudėtingos tapo kelionės, pilietybė ir įstatymai šiuolaikinėme pasaulyje. Nesvarbu, ar ši žinia teisinga ar perdėta, ji neabejotinai privertė žmonės susimąstyti apie tarptautinius įstatymus. Draugai, prašau palikti komentarą, ar jūsų manymu šiam vaikui pasisekė, arba kokia jūsų nuomonė apie šią istoriją.